Jeigu į vyro intimųjį gyvenimą atsiliūkina lytinis štilis, panikuoti nereikia. Specialistai sako, išvengti erekcijos sutrikimų, atgaivinti libido, išlaikyti santykius su gyvenimo partnerė ir svarbiausia, išsaugoti sveiką, visą tai reguliuojančią prostatą, būdų tikrai yra. Visgi kol kas gydymo įstaigose dėl to nėra ramu. Kadangi tai yra priėmimų skubios pagalbos skyrius, tai ūmios būklės, ūmios patologijos susijęs su prostatai. Antras dalykas, tai yra vėlgi susijęs su vyrų amžium. Pajutus nerimą dėl sumenkusios vyriškos energijos, prostatos būklės ar potencijos, verta pradėti rūpintis sveikata nedelsiant. Svarbiausia yra pripažinti tai, kad pas mane yra dabar taip, sumažėjęs potencialumas, seksualumas ir potencija. Svarbiausia yra pripažinti ir tada jau ieškoti išeities. Vilnietis Tomas išmėgino transporto inžinieriaus kelių įmonės direktoriaus tolimųjų reisų vairuotojų profesijas, emigracijoje dirbo lėktuvų maisto pristatymo kompanijoje. Tačiau norėdamas suprasti, kasgi su jo organizmu vyksta įkopusi 5-ąjį dešimtmetį, apsistojo ties masažuotojo specialybę. Virš 40 metų vyras, jisai praranda, tas testosteronas, ko pasekoje gali įsivystyti įvairios prostatos ligos. Testosteronas tai yra numeris 1, norint, kad vyras dar būtų vyriškas. Man labai rūpi būti sveikam, nes tai yra mano viena iš vertybių, sveikata yra viena iš aukščiausių vertybių. Kiekvienos dalies negalime ignoruoti, nes tai yra mūsų visuma ir jeigu tik tai vieną išmesime, pas mus iš karto automatiškai gausis disbalansas ir to pasekoje sveikatos problemos ir sutrikimai. Mūsų organizmas sensta ir dėl to mažėja mūsų hormonų kiekis, koncentracija organizme, dėl to sutrinka ir erekcija, sutrinka ir tas mūsų libido, dėl to retėja tie lytiniai santykiai. Tai vadinama andropauzė, tai yra kažkoks panašus reiškinys kaip ir menopauzė. Dažniausiai simptomai tai yra dirglumas, tai yra nemiga, tai yra sustiprintas prakaitavimas, tai yra erekcijos sutrikimai, didėja riebalų masė, mažėja raumenų masė, mažėja kaulų masė. Dėl to vyrai būtent nuo 40 iki 60 metų atsiranda didesnė rizika. Lytiniai santykiai jie suretėja. Todėl nuo nieko neveikimo prostata tiesiog pradeda didėti. Kai su amžium padidėja prostata ir taip jau yra, kai kuriems pacientams tiesiog susilaiko šlapimas. Pacientai negali pasišlapinti dėl pačio dydžio prostatos. Prostata tai yra tas organas, kuris dėja pastoviai nedirba. Prostata dirba tik tai lytinio akto metu. Lytinio akto metu prostata gerėja jos medžiagų apykaita, pagerėja jos kraujotaka. Aš kaip masažuotojas, aš pajaučiu prostatą. Ar jinai yra disfunkcija, tai yra sukietėjusi prostata, jau ten vyksta kažkokie negatyvūs pokyčiai, kas veda jau į tas disfunkcinės problemas, į tą jau lėtinį vystymąsi kažkokios ligos. Aišku, žeidžia jų gilų orumą ir libido. Gal jie tai ir nenori pripažinti, bet iš tikrųjų tai vyksta ir todėl yra laikų, kai pradėsi jau ieškoti kelių, kaip tai atstatyti ir vėl grąžinti į normalią tą fizinę gerovę. Aišku, kažkiek tą dalyką mes galim įtakoti, todėl aktyvus lytinis gyvenimas tai jisai labai turi didelę reikšmę. Mes turim savo porą, mes turim savo žmoną, su kuria mes gyvenam, su kuria mes mylimės. Jeigu mes poroje apie tai nemąstysim, negalvosim, tai aišku, tas dalykas gali nublėsti, suretėti ir taip pasireikš greičiau tą andropauzę. Po 40 metų mūsų organizmas nesugeba jau taip pagaminti, kiek mums to reikėtų ir dėl to vėlgi yra pagalba, Tai galima sakyti išorinė pagalba, kad tavo tas potencialas, tavo testosteronas, prostata ir lytinė funkcija funkcionuotų gerai. Aš pats praeinu prostatos tikrinimąsi programą ir rekomenduoju visiems vyram praeiti tą programą. Pasiūlau gerti RET3 produktą, kuris tikrai irgi padeda, nes yra iš natūralių ingredientų, iš tų gamtos produktų, kurie padeda palaikyti, atstatyti ir funkcionuoti tai vyriškai visai sistemai. Tai geriau tą papildą RET3, kuris yra Šveicarijos mokslininkų sukurtas, tai tikrai pažangiausios technologijos ir moksliniais tyrimais pagristas
produktas. Mūsų organizmui reikalingos tos visos vitaminai, mineralai. Mes ne visko gauname su maistu. Man yra 46 metai. Savo metuose aš nevartoju jokių vaistų ir nesilankau pas daktarus, apart, ką vartoju tos papildus. Pacientai dažniausiai į vaistinę užsuka ieškoti preparato, kurį reikia vartoti kartą per dieną ir viliasi, kad jis bus skirtas kelioms problemams spręsti. Vienas iš tokių būdų – pradėti vartoti kliniškai patikrintų medžiagų maisto papildus. Svarbu atkreipti dėmesį į jų sudėtį, nes šiuolaikinės technologijos leido sukurti natūralių medžiagų kompleksus, kurie vienu metu gali veiksmingai pagerinti fizinę, psichinę būklę, taip pat prostatos, šlapimo pūslės, šlapimo takų veiklą bei seksualinę sveikatą. Vienas iš tokių maisto papildų yra Semio Red 3, kurio pagrindą sudaro afrikinės slyvos žievės sausasis ekstraktas, siejamųjų linų sėklų ekstraktas, kurie gali palaikyti normalią prostatos, šlapimo pūslės ir šlapimo takų funkciją. Antras tai būtų būtent mūsų seksualumas, potencija testosteronas, tai ten įeina maka, kas yra labai svarbus augalas. Jisai Peru berods auga, tai šakninis toks augalas, kuris būtent sukelia tą visą potencialą ir padeda palaikyti tą optimalią vyriškumo funkciją. Taip pat juodųjų eleuterokokų šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Kininių ožerškių vaisių ekstraktas didina testosterono išsiskyrimą, libido, gerina erekcijos funkciją ir ištvermę. Šių augalinių ekstraktų esančių maisto papildų Semio Red 3 sudėtyje veiksmingumą sustiprina ir kiti vaisto žoliniai ekstraktai, tūkstantmečius naudojami vyrų sveikatai palaikyti. Vartojant augalinius ekstraktus kartu galima sulaukti geresnio terapinio poveikio, juos saugu vartoti ilgą laiką. Jeigu mes jį laikysimės to sveiko gyvenimo būdo, tikrai mes mažiau turėsim ne tik tai simptomų susijusių su andropauze, bet ir kitų. Papildai tai nėra rimti vaistai, tai nėra cheminiai preparatai, kurie galėtų pakenkti mūsų organizmui. Papildai tai yra žoliniai preparatai, kuriuo perdozavimas yra labai retas. Blogiau nuo jų nebus, o gal tikrai bus geriau. Dabar yra visokių pagerinant vyrišką lytinę funkciją, kuris tikrai pagerina mūsų prostatos medžiagų apykaitą, tikrai pagerina mūsų tą seksualinę funkciją. Ir mes matom, kad tai yra tas efektas. Tai aš geriu po vieną kapsulę per dieną ir to pakelio man užtenka 2 mėnesiam. Tai yra labai geras kainos ir kokybės santykis, labai džiaugiuosi tuo rezultatu, kurį tikrai turiu ir mano draugė džiaugiasi. Tu išgerk Red 3 ir kad mūsų tie santykiai išliktų tokie harmoningi ir stabilus, nes man to reikia dar, tai aš norėčiau, kad ir tau reikia, ne? Kad mes būtume toj vieningoje šeimoje. Mano vyriškumas yra su manimi ir aš labai dėl to laimingas.